Kam davė į snukį? Aš kaip suprantu, Maybachas nėra tavo favoritas, ne? Ne. Varau link to kateriaus, kur mes jį turėjome apiplaukti ir grįžti, ne? Aš varau link to kateriaus ir iš dešinės pusės matau kateris, mane irgi ateina. Majus tipo liuks, o tėvas tai Atrofavius. Kaip Atrofavius. Zakapanį prisivežė iš Lenkijos monsterį. Pats neskaniausias šiaip šitas. Durys prasidaro su maskėm, su kaukiam, su visom aprangom. Kas čia vyksta, žinai, what the fuck? Ir jie... Kaip tau čia purvina? Kur purvina? Ką tu darai, blemba? Pasakysiu atvirai, žodžiu, niekas dar to nežino, vienetai tik tai žino, gal žinai, iš socialinių tų medijų, tai kraujagyslė buvo pataikė ir purškė tas kraujas man. Ir aš užspaudęs... Wow, net nupurškė, wow. Ejo, būna visko, Baubo Media. Ir čia nauja rubrika, nes šiaip turim nufilmavę epizodą, vieną turim nufilmavę, bet gavas taip, kad negalim viešinti. Pasakyk tiesiai šviesiai, kodėl negalim, kas neleido. Linkėjimai socialinių reikalų ministerijai. Vaikų teisėm. Vaikų teisėm. Gal užpipinsim, kad nežinotų konkrečiai. Ir šiandien turim Igną. Darau. Igną Podelį. Turim Igną Podelį. Ignas, dabar išsprogai, ne, iš principo. Jo. Atpažįsta gatvį? Jo. Atpažįsta? Jau, žinok, ši vasara iš tikrųjų tikrai jau daug kas atpažįsta gatvį, iš tikrųjų, netgi kaip pavyzdys, ne? Nuvažiavam Palangą. Nuvarėm į Palangą, vaikai ten kažkur žaidė, su žmona, sako, mes ten darbiškai užlėkime į vieną parduotuvę Palangoje. Ir aš užbėgu į bankomatą nusimt pinigų. Ir įeinu 3 bankomatai, žmonių nieko nėra. Ir aš nueinu ten patį kraštinį, paskutinį bankomatą, įimu pinigus ir įeina vyriškis. Užsikačelinės, viską čia nakolkės. Sutakoja. Jo, žinai, ir aš taip įimu pinigus ir jisai įima pinigus ir jis taip sako, sako, visiems reikia pinigų, žinai, iš to bankomato. Ir aš supratau, kad tai jis jau man sako ir supratau, kad jis jau žino mane iš tų socialinių tinklų visų. Ir sakau, bet būtų fainai, įsivaizduok, sakau, kai tu įkiši kortelę, ne, išėmi, tarkim, 100 eurų ir tik išėm 100 eurų ir iš karto tau pasipildo, sakau, tie 100 eurų. Iš naujo, iš karto pasipildo. Kiek beimtum, iš karto vėl papildo, žinai. Niekados netuštė. Sako, jo, faina būtų. Ir jisai sako, tavo sūnui linkėjimai, sako, nes mano sūnus kiekvieną vakarą, sako, parodyk Majai, žinai. Tai va taip supratau, kad, žinai, jisai su sūnum stebi ir išėjus iš bankomato, jis automobilį dar taip važiavo, susipypsnam, susimojavom, tai tokių. Fainas jausmas, nejaučiu, kai atpažįsta? Jo, fainas jausmas iš tikrųjų ir toks pozityvas jaučiasi, žinai, toks žmonės nuotaikingai. Netgi vakar, sakau, sūnaus treniruotėj buvau, berniukai, jau krepšininkai, vyresni tokie, bėga, žinai, o labas Ignai, kur Majais, žiūrėk Majais, o susimojuoja, žinai, tai toks ateina jau toks feedbackas, vadinkime. Tai sūnų augini TikToko žvaigždę, ne? Planas taip. Čia pradėjo daryti grinai, kad su ta mintim? Ne, viskas prasidėjo iš tikrųjų istorija tokia, dukra yra pas mane, Smiltė, vyresnė dukra. Vyresnė, ne? Jo, kiek? 5 metais kokiais? 13 metų dukrai dabar yra. Majų kiek? 9? 7 majų. Ai, tai va panašiai pataikė. Jo. Žodžiu, ir aš pastoju matydavau, jinai sėdi ten, scrollina, ką čia darai? Sako, TikTok'e. Kas tas TikTok'as, sakau, žinai. Aš pats net nežinau. Sako, čia toks, žinai, pasižiūrėjau vieną kartą, sakau, vaikų reikalai, žinai, neįdomu. Ir paskui aš taip, sakau, reikia man persiųsti, aš juos paprašiau, sakau, persiųs man TikTok'ą. Ir man persiųsti TikTok'ą dėl to, kad galėčiau apginti ją, nes būna ir komentarų negražių, visko. Irgi daro turinį? Jinai šiokį tokį daro turinį, bet jinai savo veido nelabai afišuoja. Tarp kitko, jin turi 2 akauntus, vienam akaunte turi virš gal 6-7 štukų sekėjų. Netgi kai kurios peržiūros pas ją yra poliama liktais, bijau sumeluoti. Jo, gan nemažai, bet jinai daro anglų kalbą.
tokį anglišką turinį daro. Ir sakau, užbėgsiu įvykiams už akių, žinai, matysiu, kažkas blogai komentuoja, dar kažkaip, vis tiek vaikai, kai kurie būna žydesni, nu, žodžiu. Ir aš toks esu, kad aš, jeigu susikūriau, tai nemoku turinį savo turėti ir nieko jame nekurti. Reikia kažką sukurti, reikia kažką padaryti. Bet tu jau iki tol darei Instagram'e? Jo, dariau. Ta prasme, iki to Instagram'e taip labai nieko nedariau. Bet esmė tame, kad va, tik tokia daugiau dariau iš tikrųjų viską. Ir paskui taip gavosi, kad ir užsisuka ir pats Instagramas dar prie to. Viskas krūva. Jo, viskas kažkaip va taip susidėjo, žinai, netikėtai iš tikrųjų. Tai va, tai tokie reikalai. Galim smiltę papromint? Jo. Tai koks neimas? Smiltė Pixel kažkaip ten, nu žodžiu, įmėsiu. Jau gerai skamba? Jo, Smiltė Pixel, žodžiu, įmėsiu. Okay. Įmėsiu nuorodą. Ok, o labai įdomus dalykas, sakai, parsiuntė TikToką ir nežinau, čia mitas ar teisybė, kad ten TikTokas per pirmus 34 video suformuoja kokios tavo politinės pažiūros, religinės, lytis, orientacija ir panašiai. Kaip tavo algoritmas sudėlioja? Žodžiu, aš manau, kad tai, ką tu stebi dažniausiai, tau tą TikTokas ir meta. Jo. Tarkim, stebi automobilius, tau automobilius meta. Stebi fun kažkokius video, tau ir meta. Ką tu stebi, žinai, stebi ten kažkokias, nu, nesąmonės ar dar kažką, tau tą ir meta. Tai tau iš karto prisitaikė, nebuvo, kad ten kokius nors keistus indusus rodo dar kažką. Buvo, kartais metė, dėl to, kad aš galbūt pasižiūrėjau kažkada ir man būna meta, būna išmeta. Nes tas pirminis algoritmas. O šiaip pradėjo daryti, įtraukiai Majų šiek tiek vėliau, ne? Jo, šiek tiek vėliau Majų traukiau, viskas iš tikrųjų, kai pradėjau daryti, tiesiog keldau tuos pačius tokius video, paprastus video, ten iš kelionė ar dar kažką. Ir aš žiūrėjau tos algoritmus. Pliamas, sakau, žinai, neina. Ta prasme, surenki ten kelišimtų peržiūrų, ten kažkiek ten tų laikų, žinai. Jo. Ir neina. Ir viską pagavau per COVID-ą, kai buvo COVID-as ir kai buvo negalima išvykti netgi iš savo miesto, tarkim, į kitą miestą, kai buvo visos sienos uždarytos. Daug laiko turėjai analizai, ne? Aš tuo tarpu dirbau irgi, ta prasme, turėjau darbų, dirbau, viskas tvarkoju, bet viskas prasidėjo labai įdomiai. Tuo metu aš išskridau į Dominikos Respubliką, kai nebuvo galima išvykti, tarkim, iš Panevėžio į Kauną, ne? O aš tuo metu atsidūriau Dominikos Respubliką. Kokiu būdu? Kam kyšį nešiai? Kyšį nenešiau, bet buvo esmė tame, kad, žodžiu, pasiskaičiau įstatymus, viską. Ir pasiskaitęs įstatymus, pasiskambinęs į kelionių agentūras, supratau, kad jeigu turi bilietus, tu gali tik tais nuo savo namų, tarkim, iki oro uosto nuvykti ir gali skristi į kitą šalį. Viskas. Ir aš, žodžiu, iš Panevėžio varėm į Varšuvą ir skrydom į Dominikos Respubliką. Ten nuskrydęs, aš pasidariau tokią video, kuris sprogo ir aš tada pagavau mintį, kad žmonėms reikia biškį ir tokio, žinai, kaip pasakyti, įkandimo, parodymo kažkokio. Aš galiu, žinai, aš žinau ir, žodžiu, buvo taip, kad aš nuvykęs į Dominikos Respubliką, ten nereikėjo kaukių. O pas mus visi buvo su kaukėm, izoliuoti. Biški tokį triggerį visuomenės. Jo, visuomenės triggerį sukėliau ir tada sprogo viskas. Pas mane viskas sprogo. Peržiūros, sekėjai, viskas sprogo. Kosmiškai, komentarai. Ir aš tada, nuo tada pagavau, o įkeldamas video padariau taip, kad jūs su kaukėm ir aš taip nusijėm kaukės. O aš Dominikos Respublikos pasaulyje ir be kaukės. Ir tas tiesiog sprogo ir aš supratau, tada pagavau, yra viskas, aišku, kaip reikia daryti. Laiko, kada įkeli intervalas paros, duoda įtakos? Manau, kad, žinok, duoda iš tikrųjų. Manau, kad duoda. Esi nusistatęs specifinį momentą? Jo, anksčiau analizuodavau, bandydavau ryte, per pietus, prieš pietus, kelti, kada, žinai, ir tikrai jausdavosi, o dabar pas mane maždaug toksai nuo 6 iki 8, tas tarpas, nuo 6 iki 8, nes pats TikTokas iš tikrųjų pas mane, įėjus ant kai kurių video nustatymų, rodo, kada daugiausiai surinkau peržiūrų. Ta prasme, rodo. Algoritmas, analizė, tarkim, 6 valandą tiek, 7 ten tiek, žinai, 8 tiek, žinai. Tai pas mane nuo 6 iki 8, toks yra. Kartais būna ir 9 valandą.
Ok, o tai žiūrėk, gerai, idėjai Dominikos Respublikoje, sprogai, išnešė stogą, ne? Jaučiu paskui kartojos dar su video. Buvo ta seka. Jo, tai buvo ta seka, pagavau tą mintį apie COVID-ą, viskas, naudojam COVID-ą. Vsio, Dominikos Respublikai pradėjau dalintis video apie COVID, apie įstatymai, kokie yra, kaip kas, ten pradėjau vietoj skaityti, domėtis, ką galim, kur negalim, kur nueiti galim COVID metu, žinai, kokie įstatymai, Ir tai pradėjau kelti, tai pradėjau paustinti ir žmonės viskas pagau. Eina po 10 000 peržiūrų, po tiek, žmonės pradėjo komentuoti, viskas, supratau, ko reikia žmonėms. Na ir tuom naudojausi, iš tikrųjų, tą ir daviau jiems. O buvo paskui momentas, kai dropino peržiūros? Jo. Kokia savijauta buvo? Savijauta tai, reiškia, neina. Ir savijauta tokia, blogai, reikia kažką kitą ieškoti. Ir tų video iš tikrųjų netriniau. Iš tikrųjų netriniau, žinai, bet supratau, kad... Pastovė ten belenkiek, ten keli šimtai, dar daugiau jau. Jo, bet reikėjo, žinai, jos tiesiog ieškojau vėl kažko. Tai po to atsirado automobilių lenktynės. Kas va čia viskas kosmiškai sprogo iš tikrųjų. Va čia sprogo kosmiškai, prasidėjo su Dima, gal visi žinote, kokia. Viskas su Dima prasidėjo, bet irgi ten įdomi istorija. Labai įdomi istorija su Dima prasidėjo. Iš tikrųjų planas buvo toks. Ateityje mes planavom daryti tokius kaip mitus, žinai, tie patys sekėjai mūsų, kad jie galėtų ateiti, pamatyti mūsų automobilius, juos pačius pravežti, praleisti laiką su jais. Ir mes buvom susibūrę, žinai, ten keletą buvom mes susibūrę ir jie mane prijungė prie Hebros, kaip sakant, ir mes su Dima tada padarėm taip, kad davai palenktyniaujam. Na ir tada toks biški treštokas prasidėjo tarp mūsų tam pačiam TikTok'e, kas man iš tikrųjų nebuvo būdinga ir neprimtina, nes, aš nesu tas žmogus, kuris gali prieš kamerą važiuoti, būti vaidmainiu. Supranti, man labai nepatinka. Man nepatinka būti prieš kamerą, ten keiktis, ten sakyti kažkokias nesąmonės, kalbėti nesąmonės dėl to, kad aš pateiksiu žmonėms, jie gatvėje apie mane taip ir galvos. Aš kaip suprantu, Maybachas nėra tavo favoritas, ne? Ne. Nei Maybachas, Petriukas, tarkim. Yeah. Aš manau, Petras, jeigu kalbant tą temą paliečiant, jis geras žmogus yra. Iš tikrųjų, Petras, aš manau, jisai tikrai geros dūšės žmogelis yra, bet žmonės, Negalvoju, kad čia jau biški pašaipa patapus per... Man jau biški gaila jau dar. Man Petriuko jau gaila. Aš bijau, kad su tokiais žmonėm kaip Petras gali baigtis taip kaip su Ostapenko, nes, sakykim, ką norim, visuomenė privedė iki degradacijos. Taip. Šiaip sakau, jisai nėra blogas, jis geras žmogus, jis ta prasme nėra tikrai piktybinis žmogus. Manau, su jom kalbėk normaliai, viskas normaliai bus, žinai, bet gal kažkas pakomentuoja ar dar kažką ir jisai tada, žinai, priema labai ir prasideda tas toksai keiksmažodžiai, visokie tokie dalykai ir tada žmonės vėl žiūri į jį kaip į kažkokį neadekvatų žmogų. Tai ką aš ir noriu pasakyti, kad ką tu pasakysi prieš kameras viešumai, kaip tu save parodysi, taip visi apie tai ir galvos. Taip ir priims. Taip ir priims. Ir tu gatvėje eisi ar dar kažkur, sakys, žiūrėk, čia tas, kur pyp, keikėsi, ten, žinai, nesąmonė, šneka, dar kažką daro. O gerai, vis tiek, darai su sūnum TikTokus, matai, kad tokių žmonių yra TikTok'e. Ar manai, kad TikTokas iš dalies yra žalinga platforma, kur reiktų šiek tiek tėvų priežiūros, kad tėvai, peržiūrėkit turinį, žinai? Taip, tikrai taip. Aš tikrai už, dėl to, kad, kalbant apie mano dukrą, tai vien Petrą žiūri, ta prasme. Ir aš taip, žinai, jei Petro ten kažkie bairiai, žinai, žiūri ją kabiną ir dabar, tarkim, kalbėkime apie tą patį Jungle Kingą, kuris vyks Panevėžyje. Dabar Vilkaviški bus. Jo, Vilkaviški bus ir paskui lygtais bus Panevėžyje. Tai jinai man sakė, sakau, varysi? Jo, varysi. Ir aš žinok, taip jau kelintą dieną susimastau. Žinai, ta prasme, einu ir galvoju, dukra, come on. O gerai, žiūrėk, su Viršila turinį darėjai, dabar čia Jungle Kingą užkliudėm. Jūs su Viršila iššūkį tu jam metei, ne? Ar jisai to metė? Aš mečiau Viršilą iššūkį, ten istorija tokia, labai įdomi viskas prasidėjo.
man iškrito dantis, nu ir įsiuko, žodžiu. Nu ir įsiuko. Jo, iškrito dantis, nu ir įso. Ir aš nusifilmau, kaip aš atrodau be danties. Ir sekantį video pasidariau, kaip jau sutvarkytas dantis, žinai, toks atrodau be danties ir vaizdas išeina, žinai, kaip aš atrodau su dantim. Ir kažkas pakomentavo, šypsena geresnė negu viršylas, žinai. Ir aš... O jam jau šito momentu dantis buvo sudėję, net? Jo, jam buvo, kaip tik jis buvo berods grįžęs iš Turkijos, žinai, ten tos dantis susidėjęs. Ir aš pagavau tą vėl, okei, ir aš nesu tas, žinai, kuris, tu ten toks viršylas, dantis ten lievė ar dar kažkaip, žinai, ne, kiekvienas mes esam skirtingas žmogus ir aš pagavau tokį, žinai, kad, pasi tikrai gražesnį dantį, sakau, negu mano, mano nebalti, žinai, lyginant taip. Ir aš taip pakomentau kažką ir jisai atrašė komentarą, žinai, tavo irgi liktis neblogi, kažką tokio, žinai. Ir aš tada, vėl sekantis video išeina, turiu tau pasiūlymą, palenktyniaujam, iš karto. Ir susisiekim privačiai žinutėm, nenoriu aš tos viešų. O jau turėjai idėją, kuo lenktyniauti iš karto? Iš karto turėjau. Iš karto. Aš iš karto turėjau tą idėją su vandens mocais. Kauno Mariose? Kauno Mariose, jo, turėjau idėją. Ir, užtruko laiko, biški, žinai, susiorganizuoti? Jo, susiorganizuoti gan greitai, iš tikrųjų. Pats kontaktas su viršyla. Su viršyla, jo, vis tiek, renginiai visokie, žinai, viskas ten, aš pilnai suprantu, kas užsiema tais reikalais, filmavimais, visais tais, taigi čia begalės laiko, žmonės irgi gyvena savo laikus, turi savo rutinas kažkokie, žinai, tai reikia susiderinti. Tai vat, susiderinom ir viso darom. Ir okei, žinai, tai toks jauduliukas buvo, atvažiuos, netvažiuos, jisai, žinai, toksai, kaip ir viskas suderinta, viskas tvarkoj. Ir kas buvo, pasakysiu iš tikrųjų, apie tai kalbėjau prieš podcastą atvažiuojant, galvojau ir kalbėjau su artimai žmonėm, kad gavau daug žinučių, ta prasme, kai žmonės pamatė, kad su viršyla susitiksiu, tai gavau labai daug žinučių, tipo, davai jį, tipo, žinai, sugalvojam, ką nors ten, nukenksminti, kažką blogo jam padaryti. Ir aš galvoju, žinai, komon žmonės, ta prasme, žmogus su manimi... Bet iš nepažįstamų žmonių? Ne iš pažįstamų žmonių, ta prasme, aš tau atvarysiu ten, žinai, prabangę mašiną, ten kažkokį BMS, žinai, ten Mersą, ten gerą, žinai, atvarysiu, jūs ten palenktyniaukit, bet tu ten dėk jam per šoną, žinai, ten dar, ta prasme, iš jo paties išsidirbinėti, žinai, ir aš rašau žmogui, žinai, sakau, komon, sakau, žiūrėk, sakau, ar tu norėtum, kad su tavim kas nors taip pasielgtų? Ja. Man žmogus atsakė, man žmogus nori su manim susitikti, žinai, žmogus, kuris nori su manim kažkokį kontentą padaryti. Ja, kažką gerą, gal žmonėm patiks. Gal žmonėm patiks, žinai, ir tokių žmonių gau, daug žinučių, ta prasme, žinai, tokio heito, žinai, ant jo, ne ant manęs, bet ant jo, žinai, kad jis ten toks ir toks, žinai, ten, davai kažką, žinai, padarom, žinai, jam. Ir aš visiems trašiu, hebra, nepykit, bet taip tikrai nebus, ta prasme. Ir viskas. Ir aš jam pačiam paskui irgi sakiau, žinai, Remigijui, kad, tokių žinučių buvau sulaukęs, žinai. Bet koks heitas didelis čia. Jo. Ir man, pavyzdžiui, susitikus su juom, ką galėčiau papasakoti apie žmogų, ne? Paprastas bičas. Turi savus, mes kiekvienas turim savų, žinai, crazy kažkokių, žinai, problemų, žinai, psichologinių kažkokių, žinai, turim, žinai, kažkokių, žinai, ten savitų tokių, bet šiaip, ką žinai, normalus bičas, ta prasme, viskas tvarkosi, susitikom, padarėm, žiauri, fainiai. Kaip pačias lenktynės? Su Remigijum nusibrėžėm ten linijas, kur turėsim grįžti, startas buvo, nuo kur prasideda. Katerį nuplukdinom į Marės, vidury Marių pastatė, ne vidury Marių, bet ant stumą padarėm, žinai, ir turėjom nuplaukti, apiplaukti tą katerį ir viską paėmėm laikui, nes tikrai buvo, su 2 vandens motociklais lėkti, tarkim, žinai, varyti ten ant didelio greičio, ten posūkį, ten gali ir atsitrenkti, tikrai gali būti labai blogai, žinai. Jo. Tai mes nusprendėm viską paimti laikui. Tai Remigijus jo laimėjo, iš tikrųjų, nesitikėjau, kas laimės, negalvojau ten, tarkim, ar aš laimėsiu, ar jis laimės, bet spaudžiau gazą, ta prasme, dugnais, variau dugnais, konkrečiai dugnais variau. Bet jau čia sekundžių skirtumas buvo, ne? Ten
aš žinau, kur klaidą padariau, biški, žodžiu, Posakį netaip ėmė, ne, jau matau iš rankas. ne, posakis kaip ir viskas buvo gerai, bet vat, bandau prisiminti, žodžiu, buvo taip, kad aš varau link to kateriaus, kur mes jį turėjom apiplaukti ir grįžti, ne? Aš varau link to kateriaus ir iš dešinės pusės matau kateris, į mane irgi ateina. Ir aš taip biški gazą nuimiau ir apiplaukiau tą katerį, žinai, mes prasilenkėm. Ir žiūrim, varau, ir žiūri, mane ateina irgi taip šonu, biški gazą nuimiau ir va čia, žinai, mūsų laikas biški dėl to ir keitės. Bet fun buvo, svarbiausiai buvo susitikti ir tai pabandyti, padaryti, pasižiūrėti kaip gausis, žinai. Jo. Ir smagiai praleisti laiką. Ir žiauriai smagiai praleidom laiką. Ta prasme, iki to laiko mums, kai reikėjo derinti, pirmiausia, iki to laiko, kai mums reikėjo pradėti derinti, oro prognozės buvo lietus, Remigijus susirašinėjai. Bliam, Ignai, sako, Remigijus, lietus. Bliam, ką daryti, sakau, žinai, viskas jau suderinta, operatorius, filmavimas, vandens matuotis, lietus. Ta vandens kur mocijai vandens irgi rašo, blemba, lietus, jūs nepavarysit, ta prasme, lietaus lašai daužasi, kaip kruša, eina smūgis, žinai, didelis greitis. Greitis didelis. Jo, ir blembas, ką daryt, lietus, ne lietus, kas bus? Fuck it, darau, viskas. Skambinti viršylai, darom, vandens mocijai, darom, operatoriui, darom. Ir įsivaizduok, kad važiuoju į Kauną, saulė šviečia. Ten Bermudų trikampis. Saulė šviečia. Nufilmavom viską, Remigijus eina į mašiną, ten atsisveikinam, viso, davai, tai užtrukom gal 1,5 valandos kažkur ir lietus atėjo. Ir pradėjo lyt, ta prasme, ir viskas pavyko. Jo, ir viskas pavyko žiauriai gerai. Tai va, tai tokia istorija. Po visų šituo, ne, dar labiau sprogai. Tikėjausi, kad bus žiauriai sprogsiu, bet jo, ta prasme, peržiūrų surinkom, viskas normaliai. Tikėjausi, aišku, ten blemba, 1000, žinai, atvaris, sprogs ten viskas, žinai. Bet normaliai, viskas tvarko. Jo. Ir paskui jaučiu poros mėnesių bėgį, jau startavo video paskui su Majum, ne? Jo, kažkur... Nes iki tol nedarėjai. Ne, jo, ir paskui viskas prasidėjo kaip ir su Majum. Su Majum iš tikrųjų... Tai... Kaip, papasak, kaip gimė ta idėja su sūnum daryti ir kokie tikslai bendri vis tiek turit? Dabar jie tik tais atsiranda bendri kažkokie tikslai su Majum, iš tikrųjų dukrai siūlydavau smiltį. Davai, žiūrėk, nusifilmuojam tik to, kad dar kažką dukra... Tėvai nebesvaik? Jo, tėvai nebesvaik, nebenori, žinai, ir viską, žinai. Okei, žinai. Majui, davai darom ir jisai laisvai pats ateina kartai, žiūrėk, tėtė turi bairį, kokį, žinai, ten tokį ir tokį bairį, žinai. Pasiklausai, pasibandom kartu tą bairį, ar eina jisai ir, neina. Iš šono paskui, žinai, pasiklausai, ar juokinga, ar įdomu. Nelabai, davai šito nekeliam, Vėl kažką pasibandom, kažkokį kitą, eina, viskas, keliam, žinai. Ta prasme, tai yra... Daug laiko pasibandymam? Ne, 5 minutės. 5 minutės. Greitai, ta prasme, ateina lovai, ryte, guli, mama blinukų prikepus, guli, jisai lovai valgo, žinai, žiūri tenais teliką ir žiūrėk, kaip bairis toks pasakys man, aš ten vaikštų rengęs kažką, žinai. Taip ir taip, aha. Žiūrėk, sakau, jisai pasakė, žinai, sakau, žiūrėk, dabar aš bandau tau pasakyti, žinai, aš pasakau jam, juokinga, viskas, atbuvo, kaip sakant, nukeliam šitą, davai kažką kitą, žinai, ir viskas. Ir ta prasme, savęs neprievartaujam, kad, žinai, būtinai reikia, žinai, reikia kažką įkelti, padaryti, žinai, ne, komon, turi būti natūraliai, gerai, gražiai, žinai, ir be jokių ten, žinai, šiandien, būtinai reikia, galvojam, atsisėdę kažką, žinai, ten vargstam, ne, turi tai natūraliai, manau, ateiti, žinai. Ir tas ateina ir tada gan nemažai surenkam peržiūrų, iš tikrųjų. Kas daugiausiai peržiūrų su Majum surinkęs, koks video? Manau, tėtė, sakyk žodį... Dušas? Pala, kaip ten? Skrisk į tualetą. Ai, šitas? Jo, manau, šitas yra. Pasakyk žodį, kaip ten tas žodis, dabar užstrigau. Koks tas žodis? Skrisk į tualetą, ten, kažkaip. Kažkas, neatsimeni Majum? Skrisk į tualetą, kaip ten pradžia? Raketas. Ai, jo. Va, sakyk raketą. Sakyk raketą
sakyk žodį raketą ir tada skrisk tą lėtą, atik čia ir va tas va buvo bam. Tata, Ką? skrik raketą. Raketa. Skriškit palėtą. Atik čia! Buvo tas va, labiausiai netgi po šito video Panevėžyje prekybos centruose einu ir paaugliai Raketa. sakyk žodį raketą ir supratau, kad tai jau mums Jau sako. trendina. Jau trendina, kad jau tai mums sako ir aš atsisuku, skrisk tą lėtą, jo, davai. Ir jie ateina, davai padarom video, davai padarom, žinai. Ten ir aš sakau, žinai, skrisk, sakyk žodį raketą, žinai, raketą. Ir jie man sako, skrisk tą lėtą ir tepas lydas, tai nuo mūsų, žinai, va tai va. Tai va tas jo, užsisuko ir va tada jau viskas, eina. Ir va nuo tada supratau, kad reikia su manim daryti. Ir pats mais, tipo, nusifilmuojam, mais, jo, davai, nusifilmuojam. Dabar mais pradinė, nepradės eit. Jo, jau pirmokas. Tai naujas etapas, naujų kūrybinių vingių gal atsiras. Jo, ir netgi jau turi draugų ketvirtokų dėka tiktoko. O, Jo. nice. Jo, Pirmą jo. savaitę mokykloje. Jo, pirmą savaitę mokykloje. Jau trendini. Jau trendina, iš tikrųjų, jau klasiai netgi jis po pamokų aš jį pasiėmiau. Sakau, einu, sako, žaidžiu kvadratą. Sakau, su kom, su klasiokais, nes ketvirtokais. Ta prasme, sakau, žinai. Sako, tai klasiokai liko ten, aš išėjau į kiemą pabūti vienas, žinai. Ir ketvirtokai atėjo, o, Majau, žiūrėk, mes žinom, tai iš tiktoko varam kvadratą pažaisti. Ta prasme, davai varam, žinai, čūs ketvirtokai žaidžia, bendrauja. Tai va tas mane džiugina, kad tikrai yra vaikų, kurie yra draugiški, bendrauja ir žinau, kad tikrai atsiras ir heiterių, kurie varės ant Majaus, visko bus ir su Majau mes daug kalbamės apie tai, kad nereikia klausyti, ką žmonės sako, tie, kurie heitina, nereikia pasiduoti tam negatyvui, reikia viską žiūrėti pozityviai ir tie, kurie tave niekina, negražiai žodžiais kalba apie tai, manau, reikia kaip tik galvą aukštyn ir važiuoti. O jau buvo, kad heito po video ir panašiai? Apie Majų nelabai, bet daugiau apie mane. Majus tipo liuks, o tėvas tai atrofavis. Kaip atrofavis. Distrofikas. Ok, o tai kaip pačiam su heitu tvarkytis? Nekabina. Easy. Aš iš tikrųjų rajono kunigas, žinot? Yeah. Man rajono kunigas po vieno podcasto lemba labai patiko, iš tikrųjų, aš jį žiūrėdavau kaip visai kitokią asmenybę, žinai, bet dabar supratau, kaip jis tai daro, jis pats papasakoja, tai... Čia Alex Show, kur buvo, ne? Jo, belenkoks asmenybė iš tikrųjų, blemba, kai žmonės nežino, kokių asmeninių problemų iš tikrųjų žmogus turi, žinai, ir visi varo ant jo, žinai, kur žmogus blemba turi lygą, belenkokią lygą, kur išleidžia krūvas pinigų tai lygai kas mėnesį, žinai, ir jisai daro kontentą, naudojasi tais heiteriais ir susikelia savo belenkokias peržiūras. Ta prasme, ant tavęs kažkas pasakė, tu ten asilas, tarkim, ne, tu ten toks ir toks, žinai. Ir jisai pagavęs tą, žinai, išsidirbinėja dar daugiau ir jis taip surenka iš tikrųjų. Ir vat ką noriu pasakyti, ko žmonėms daugiausiai reikia. Žmonėms daugiausiai reikia heito, žmonėms daugiausiai reikia keiksmažodžių, žmonėms daugiausiai reikia, kad tu ten keiktumės prieš kam. Jo, ir belenkokias peržiūras, tai vat prie ko ir dar va noriu sugrįžti, pavyzdžiui, vat su Dima, ne, mes darydavom ten tos automobiliais lenktynės, ne, Jo. Sako, žiūrėk, Ignai, davai, pavaryk ten, žinai, kažkokią ten, žinai, nu, nesąmonę, nusikeik ar dar kažką, bet sakau, aš nebūsiu tas tikras, aš, žinai, bet tu sulauksi daug peržiūrų ir įkėlus man video, tarkim, žinai, ten su keiksmažodžiais dar, taip, sproksta iš karto, viskas aukštyn, rodikliai, visos peržiūros, belenkaip šauna, bet mane gatvėje susitikus ir visi iš karto ant mane sako, blem, tu ten toks, žiūrėk, tas eina asilas, ten taip ir taip, grybus, ten toks ir toks, žinai. Tai aš tada nesijaučiu maloniai, man tas nepatinka, žinai, man geriau, va, susitinku dabar tai, ką darau su Majum, mes susitinkam, žmonės žvengia, blem, galim, sakom, filmuoti, padaryti kokį nors tiktoką, dar kažką, davai, komon, darom, kūrėm. Mamyčių dėmesio susilaukė? Jo. Jo. Ką žmona? Nieko, viskas tvarkoja. Nepavydė? Ne, mes pas mus, kaip ir kas yra didžiausia vertybė, tai ir Majus, manau, pasakytų, kas yra didžiausia vertybė, tai yra šeima.
čia šeima, tai ką mes kūrėm, tai žmona ir aš, mes esam geriausi draugai, geriausi partneriai ir abudu per gyvenimą einam kartu, ta prasme, viską darom kartu. Viskas, beveik daug. Aš mačiau, labai jūs, kai keliaujat smagiai kartu ir irgi kontentai įsipaišo. Jo, įsipaišo, bet žmona nelabai nori lysti į viešumą, nes žmogus daro karjerą, tai kai kurie video jai gali pakenkti. Galbūt ateityje jinai ir čia sėdės su jumis kalbės, jo. Bet kalbės apie tam tikrus... Apie savo reikalus. Aš labai atsiprašysiu. Rakelė, gali naują paduoti. Širkutė dėlį nesustos. Papildim, pamainom. Papildim. Duosi šitą paragaučią, matau. Papildim. Nėra Lietuvoje šitą. Užsienietiškas? Ja. Kalnuose buvau. Zakapanėje prisivežiu iš Lenkijos monsterių. Žiūrėk gerai. Pats neskaniausias šiaip šitas. Žiūrėk geras. Vaikams galim? Ne. Eik, šitas man vienas skaniausias, sakyčiau. Blemba man. Turbo gumos skonis. Būdavo. Rimtai, turbo. Šiaip rimtai. Tiksliai, kai dabar kaip pasakėjai. Turbo. Turbo. Dabar šią vasarą, varot su Majum, daug darot iš tikrųjų turinio ir jisai matos, kad susilaukė dėmesio. Pats, kaip sakei, labiausiai dėmesio susilaukė tas, kur tėti bulina. Nes realiai bulina. Žiauriai. Netgi tas su Velykom video. Su Velykom, su kiaušiniu. Tipo, žinai, reikia pasveikinimą daryti. Visi čia, žinai, sveikina vieni kitus, ten, žinai, su Velykom, kiaušinį ir dar kažką. Na, aš mašiną plaunu. Jisai, tėte, ką? Su šventom Velykom, bam, į galvą žalią kiaušinį. Nu, ta prasme, komon, žinai, nu, čia buvo, wow. Ir man fun, ta prasme, fun. Ir netgi aš jo kartais jau pradedu bijoti. Netgi vasarą sėdžiu, čilinu, žinai, saulutė šviečia. Neperspės išbando bairį būna? Taip, nu, vandens prisipila kažkur, žinai, sugalvoja čia kažkada video, tarp kitko irgi gan nemažai peržiūrų Instagram'e, surinko gal virš 200 000. Sugalvoja, prispylė pirštinę guminę vandens, žinai, aš sėdžiu savo taip gerai, viskas tvarkoju. Ateina, blem, sakau, baig, nu, ta prasme, kažkur padėjo kamerą, žinai, įjungė, nu, žodžiu, ir metai iš tos pirštinės ir aš komon susinarvau iš tos pirštinės ir atgal. Bet paskui pats supratau, kad, nu, fun, tai yra fun ir tu turi priimti, žinai, kaip už prikolą, už bairį. Ir jeigu į tave vaikas ten metė tą vandenį, žinai, ir tu sakysi, blem, komon, žinai, bet tu priim kaip už bairį ir duok tą patį atsakymą jam ir, ryšys atsiranda. Vat norėjau sakyti, jauties artimesnis. Jo, mes draugeliai. Mes esam, kaip sakant, korešai. Man tas užpanų geras, kur ėjo, tai treniruotė jaučiai. Ne, mes, tarp kitko, varėm į Lenkus į baseiną išbandyti. Dabar kur ten buvo? Nu, žodžiu, varėm Miroslavą jaučiai. Kažkur ten varėm, žodžiu, išbandyti baseiną, čiaužyklas visokios. Ir va šitas ir prasidėjo. Taip, čia irgi netyčia gavosi. Kaip jis nekaltai nesuprato to pirmo špano. Galvoju, jau sakys, mam, ką darai. Jo, čia netyčia toks gavosi, iš tikrųjų netikėtai. O su Šeškum padarėt video dabar. Jo. Tai čionais gaunas antras toks challenge video, ne? Jo, wow. Čia papasakasi apie pačią koncepciją. Jo, čia su Šeškum, su Damke iš tikrųjų linkėjimai. Damkiai? Linkėjimai. Iš tikrųjų, Damke. Rokas prasikeiks, bemontuodamas. Linkėjimai Damkiai. Žmogus iš tikrųjų. Prienai rūl. Jo. Žodžiu, istorija tokia prasidėjo viskas nuo Viršylos. Mes kaip pavarėm su vandens motociklais ir Damke liktais pakomentavo kažką, žinai, kiek tokia pramoga kainuotų ar dar kažkas. Ir aš jam iškart parašiau žinutę, tau tai nemokamai būtų. Ta prasme, tiesiog susitinkam, nufilmuojam, viską padarom. Ir aš turėjau jau sugalvojęs kitą planą, kur driftinis automobilis, airsofto šautuvas, balionai, taikiniai, slysti su automobiliu, per langą išlindę šaudai balionus, sustatyti balionai kituose kampuose taikiniai, žinai, ir kas daugiau tų balionų pataikys. Ir taip pradėjom susirašinėti iš tikrųjų. Damke, kai man parašė, dar buvo Lietuvoje, tai buvo rugpjūčio mėnuo.
ir jisai varė į Italiją. Berods jo buvo tada 4 sezonas Italijai krepšinio. Ir pradėjom susirašinėti, palaikyti kontaktą. Belenkokią nuoširdumą žmogus, ta prasme, paprastumo. Jis matos, kad paprastas. Belenkokią, ta prasme, aš pažįstu keletą krepšininkų, ir kurie jį irgi pažįsta. Sakau, kaip Damke, sako, rašyk tu jam, sako, labai paprasta, susitarsi tikrai, žinai, ir toks biškai ir dvėjau, vis tiek, Šeškus, kaip ir žinomas žmogus. Trikšoteris. Jo, trikšoteris, žinai, čia ir okei, parašysiu. Ir parašiau aš jam, davai taip ir taip, tą ir tą siūlau tau padaryti, nufilmuosim, viską padarysim, kada tu turi laiko. Ir jisai man sako, dabar rugpjūtis, aš išvarau į Italiją, 4 sezonas, tik tais kitais metais. Ok, sakau, tą idėją aš ir palieku, su nieko kitu nedarau, laukiu tavęs grįžtančią, žinai. Ir beveik visus metus susirašinėjom, ta prasme, kaip sekasi, kaip kas, kokie planai, kaip pats žaidimas. Tai ir Majus, man atrodo, fanas, ne? Jo, ir Majus pamatė irgi jį patį tik tokią, aš jam parodžiau, tai Majus irgi tuos pačius metimus bando kažkaip atkartoti, mesti. Tai va, tai ir po metų laiko susitikom. Ir padarėm, tarp kitko, Damke tą dieną, įsivaizduok, Prienai baigė LKL ir šventė Prienai iki 4 ar iki 5 ryto. O Merta buvo tam tause. Jo, iki 4 ar 5 ryto šventė jie sezono tą uždarimą. Ir Damke, įsivaizduok, grįžo 5 ryto ar kada, 8 ryto kėlėsi žmogus ir važiavo į Panevėžį. Ta prasme, žmogus mėgojęs kelias valandas, atvažiavo į Panevėžį, kad nusifilmuotų. Bazaras pas bičių, normaliai. Taip, žmogus iš tikrųjų pasakė, padarė, žinai, tai tas labai nustebino mane irgi. Ir kai susitikom, tiesiog susitinkė su žmogum, žinai, ir viskas eina, šnekė, ta prasme. Ir iki šiolį toks atlikęs ryšys ir labai nuostabus žmogus iš tikrųjų. Labai paprastas, labai nuoširdus, kas su vertybėm žmogus, tai kas labai patiko. Ir tas video iš tikrųjų, nežinau, man asmeniškai, iš kiek visų esu video daręs, iš visų video, kiek esu daręs, man pats geriausias video. Ta prasme, pats nuoširdžiausias, tikriausias, adrenalino, jausmo, tokio, žinai, labai daug tokio. Wow, buvo žiauri faini. Ir netgi tam klipukė. Jis žiauri smagiai atrodė. Tam klipukė, jūs jeigu matėt, pačioj pabaigoj įvažiuoja autobusiukas ir jisai šaudo į taikinius. Tai jūs neįsivaizduojat, kaip ten viskas buvo iš tikrųjų. Mes, žodžiu, nusifilmavom viską. Viskas jau stovim, šnekam ir toliau vyko Airsofto ten treniruotės. Bičiukai šaudėsi. Mes žinojom, kad jie ten šaudo, o mes kitoj aikšteliai driftinom, žodžiu, visą tą filmavimą darėm. Ir jie užmatė, kad mes driftinam, kad šaudom į taikinius, sušoko į mašinas, kai baigėm filmuoti, jie ten gal 4. Wow, į aikštelį įsimetė ant greičio ir į tos mūsų visus taikinius. Durys prasidaro su maskėm, su kaukiam, su visom aprangom. Kas čia vyksta, žinai, what the fuck. Ir jie į visus taikinius, serijom, krūm, mes kas čia, žinai. Ir jie durys uždarė ir nuvažiavo. Airsoft turi šitą bairį. Ir jie nuvažiavo ir mes, what? Kas čia buvo? Davai pas juos nuvarėm, žinai, mums reikia, kad padarytumėt paskutinį kadrą, žinai, davai dar kartą pripūtėm balionų, žinai, paprašėm jų, kad užbaigiant tam pokalbiui, ačiū Damke, kad atvykai, kad sudalyvavai, žinai, ir jie įvažiuoja ir šaudo tos, bet tas buvo prieš tai, žinai, tai kas čia, ta prasme, įvarė kažkiek bičiukai ir vis taikinis mūsų šaudė, žinai, tipo, come on. Tai tas buvo žiauri faini. Tai tas video iš tikrųjų mano vasaros video. Iš tikrųjų labai ilgai jį prisiminsiu, netgi Instagram'e buvau pasidalinęs šį rugsėjį, kad šis video man buvo iš tikrųjų smagiausiai. Nesurinko jis daugiausiai peržiūrų, bet emociškai toksai labai smagus buvo video. O po to, sakau, pizzerija, valgėm pizzas, valgėm su Damke pizzas, pasibuvom, žiauri faini. Tik pizza. Jo, tik pizza. Jo. O bus dar tokių minčių yra? Jo, yra iš tikrųjų, tikrai yra planų.
yra planų. Dabar iš tikrųjų biškis susikoncentravęs į kitą projektą, kurį vystau, noriu paleisti sodybėlę nuomai trumpalaikiai. Šitą pataupykim, mes turėsim tau paruošti dalykų tai šito. Žiūrėk, aš tau, jeigu darysi dar tokį turinį, turiu pasiūlymą irgi. Žinai, būna žmonės padango, įlenda į padangą ir nuo kalno ridenus. Ne. Aš tau turiu net va vieną, va. Aš pats kaip padanga. Tai va būtent. Ne, aš tikrai nenorėčiau. Be šans. Gal mes ir keli. Ne, tikrai be šans. Šiaip turiu, sakau, minčių, kaip ką toliau daryti su tais pačiais driftiniais automobiliais, iš tikrųjų, nes turiu irgi draugą Liną. Tai jis yra pro drifteris. Dalyvauja varžybose, žinai. Semi-pro, kaip ten jie skaitas. Tai... Pusiau profesionalus. Jo, tai jis ten jau rimtai varo, sakau, blemba, ten labai rimtai važiuoja. Tai, kaip sakant, visada yra drifting. O kažkokiam timui priklauso? Jisai Panevežė. Panevežė timui? Jo, Panevežė. Nes yra iš Panevežė Paulius, jie dabar neatsimenu pavardės, jisai priklauso Urta Drift komandai. Žinau, kad Urta Drift Ariogaliečių šiaip komanda. Labai fainas sportas iš tikrųjų ir man asmeniškai, kol nepamačiau, kad tu dedi tokį turinį, kažkaip neužkliuvo populiarumas Lietuvoje viso šito dalyko, nes kaip pamačiau, blembačkai iš tikrųjų daug, labai daug. Jo, ir tai ir čia, žinai, aš pats kiek pasikalbu, žinai, daug ir pinigų, žinai, išeina iš tikrųjų. Seni padangą sudroži per važiavimą iš principo. Patikėk, mes per tą filmavimą, mes Damke filmavosi ir aš sudeginom galinės padangas. Žodžiu, Linėlis atsivežė 4 poras padangų. 4 poras padangų. Tai čia 16 padangų? Ne, 4 galinės padangas. 8 padangas atsivežė. Tai berods kokias 6 sudeginom. 6 sudeginom. Stipru? Stipru, jo. Tai supranti, tas irgi kainuoja, žinai, ir tos padangos, žinai, bet, sakau, dėka Linėliui linkėjimai, žiūri, fainas bičiukas, irgi prisijungė padaryti, davai, sakau, taip ir taip, žinai, yra tokia idėja, darom, darom iškart, darom. Yra, kas filmavo irgi Dinas, darom. Dinas iš vis ten, sakau, fainas irgi bičelis. O kas daugiausiai peržiūrų surinkė? TikTok'e, Instagram'e? TikTok'e daugiausiai peržiūrų yra surinkęs video dabar, manau, kur čia buvo ta kruša, buvau sodybėliai. Ir gal virš 400 000, toks vienas iš mano daugiausiai peržiūrų surinkęs. Išdaužti nuo krušos. Vedradėlis išdaužtas. Karyta irgi išsiganda. Ledai kokie. Pasižiūrėkit. Kiaušinio dydžiai. Tokie sodybos reikalai. Užtaškė, ne, ten kruša ta... Žiauriai, ir mašinas suvarė, ir sodybėlės stogą visas sudaužė, gerai, kad langų neišdaužė nieko. O Instagram'e tai su Kamtų Braškė yra tokia M1 vedėja. Jūs po Vilnių nevarinėjate? Jo, mes po Vilnių varinėjom, filmavom apie automobilius laidą, Vilnius auto, iš tikrųjų. Jo, ir gavos ten iš tikrųjų su tuo video, tas video surinko 800 berods tūkstančių peržiūrų. Aš netgi paskui Braškį rašiau, žinai. Aš įkėliau tą video ir įkėlė Montvidas Donatas įkėlė video su dukra savo ten šoką ir surinko liktais gal, jie surinko tuo tarpu 500 000 peržiūrų, aš surinkau 400 tūkstančių jo peržiūrų. Ir jau apie Montvidą rašo ten, kažkur ten, ar 15 minučių, ar Delfis, kažkas ten rašo, surinko ten, žinai, 500 000 peržiūrų, žinai. Per 24 valandas. O aš Braškį rašau, žiūrėk, Braškė, bet sako, aš tai surinkau 400 žinai, kodėl apie mane nieks nerašo. Taip, tik tais juoko formai. Ir žodžiu, ir Braškė
braškė, žinai, to įsirinksim daugiau. Bam, in pas save Instagram'e įkėlė. Dar kartą, žinai, tą video. Permušėt Montvydą? Ne, vis tiek jis ten gal virš lemo jau surinkęs tą peržiūrą, žinai, pas mus surinko gal 800 000. Bet ne apie tai esmė, žinai, tiesiog čia toks fun gavosi tas video iš tikrųjų gavosi labai natūraliai, labai spontaniškai, labai greitai. Pusbratkę važiavam filmuoti, pusbratkę atvarė ir jisai atvaręs padėti, žinai, ten kameras, štatyvus susistatyti. Ir jisai visada su kepuriuku. Ir jisai praplykęs. Čia senis kepuriukų, nebereikalo žmonės buvo. Jo, ir jisai praplykęs, žodžiu. Ir buvo taip, kad saulė švietė ir jis taip kepurę pasikėlė ir aš pamačiau tą plykę. Ir man taip jokinga pasidarė. Ir aš iš karto, va taip, jis kepurę pakėlė, nuleido ir man taip jokinga. Ir aš iš kišenės telefoną traukiu. Ir iš karto filmuoju, tada filmuoju Žydrūną. Žydrūną filmuoju ir Žydrūnai sakau, spėk kiek jie metų. Ir nieks nežinoja, kiek jie metų. Žydrūnas, ką aš žinau, taip ir taip. Ir atsaku į jį, žinai, pasikel kepurę ir Žydrūną atsaku, ta reakcija gaunasi, visi žvengia ir tada braškė atvaro braškį irgi, sakau, braškį, į tą patį irgi prijungi braškį irgi žvengia ir taip gavosi. Ta prasme, spontaniškai, greitai, čia buvo kelių minučių nufilmavimas, ta prasme, žiauriai greitai. Ta prasme, bam ir viskas, ir eina. Jūs paskui šitą Panevėžį darėt? Jo, ir paskui... Pacanėlius. Jo, Panevėžį darėm iš tikrųjų su eurais. Duodavom po 10 eurų, žinai, po 5 eurų, jeigu atspėjai tikrai kiek metų. Ir jie klausdavo, tipo, žinai, o iš kur yra, žinai, tai mes parodydavom ID. Tikrai parodydavom ID, žinai, kiek iš tikrųjų jam yra metų, žinai. Ja, fainas bičiukas iš tikrųjų, nu, bet. Užsiemęs dabar, jo, tai va iš to gavosi reikalai, va tokie, žinai, davai darom. Ir su juom pabandėm padaryti, žiūrim, eina peržiūros, vėl, žinai, tai reiškia, reikia duoti žmonėm. Nu ir duodam, viskas. Ir va taip gaunasi ta tokia analizė, to pačio TikTok, Instagramo, žinai. Keli video, matai, eina, jeigu eina, duodam dar. Neina, tada kažką kitą darom. Ir aš iš tikrųjų sulaukiau iš artimų žmonių rato, iš komentatorių visokių, žinai, sulaukiau, kad, tipo, žinai, kiek čia, žinai, taigi tu darai su automobiliais viską, žinai, taigi su mašinom tu darai, dabar čia vadarai, tipo, žinai, bairius, va tokius, tipo, žinai, su pusbroliu, žinai, paskui tu ten darai su majum, tipo, o kodėl su mašinom nedarai? Aš darau viską, plamai. Įvairovė. Jo, įvairovė, plačiai, aš viską žiūriu labai plačiai, žinai, jeigu žiūriu, eina peržiūros, jeigu žmonėms patinka ir sukelia kažkokį džiaugsmą ir įdomumą, tai prašau, ir toliau kuriu ir duodu šiems, nu. Nice. Ir viskas, nu, ir va taip, ir tada va tokia analizė atsiranda, žinai, supranti, žinai, ko žmonėms reikia, tą ir duodi. Sakau, jeigu tu nori, tarkim, savo populiarumą išsikelti, gali labai, supratau, labai tokius įdomius dalykus, gali labai greitai išsikelti, ta prasme, išpopuliarėti. Tu paimk, prieš kamerą kalbėk treštoką. Kažką, kas jo žetažą. Treštoką, belenkaip, tu dar įsikabink kažkokį žmogų įžymesnį, tarkim, žinai, ten tiktokerį, influencerį, instagramerį, ten dar kažkokį. Viskas, ta prasme, tu taip šausi aukštyn. Bet čia sutinki, kad momentiniai suspindėjimai būna. Taip. Tada, aišku, tu gali, žinai, ant to pavažiuoti, tada gali kažkokį kitą pasigauti, vėl važiuoti, bet nepamirš vieną dalyko. Jeigu tai, ką tu kelsi, tai, ką tu rodysi, tave žmonės... Aš vakar, tarp kitko, mačiau vieną vaikinuką TikTok'e lietuvį, kuris man išmetė jo video, kur jisai su Dirkščiai sako, kad Dirkštys man skolingas 5 eurus. Mačiau aš irgi. Ir kitas video yra, kur jisai apie Surviliną, Moniką. Taip. Ir jos story, jisai tipo, oi, čia jinai va mane, ir jinai ten labai teisingai pasakė, nesirink svetimą kvautą, nesirink to žaidžia. Ir aš galiu pasakyti tik tiek, ant svetimo bybio į dangų nenujaus. Nu, taip, bet yra tokių žmonių, supranti, yra daug tokių žmonių, tom naudojasi, žinai, ir vis. Smagumėlis. Aš norėčiau nueiti biškį nuo TikTok'o, man jau įsiaiškinam, kad dabar TikTok'u užsiimi. TikTok'as, Instagramas. Ja, socialiniai tinklai. Bet šiaip tu esi 1000 veidų žmogus. Jo. 1000 veidų gyvenime veiklų turėjęs Belenkiek. N. Ir viena iš jų repo esi užsiminėjęs. Jo, buvo tokia istorija. Koks slapyvardis buvo? Gnu buvau pasivadinęs. Iš tikrųjų buvo 2 slapyvardžiai. Iš pradžių buvo
Jose Ignacio, nes Ignas vardas, paskui kažkaip Jose buvo, bet paskui perėjau į Gnu. Gnu tai antilopė yra ir... Jo, tai va aš norėjau sakyti, kad... Kodėl antilopė, tai... Kodėl ne impala? Impala irgi ne antilopė. panda, ne kažkas ten. Jo, ir žodžiu, Gnu, todėl, kad kažkada paauglystėje vogiam agrastus iš močiutės kažkokios, žinai, ten sodė kažkokiam ten vaikai būdami. Ir aš pamatęs tą močiutę, ką čia darot vaikai, bėgau greitai, labai greitai bėgau ir draugai vaikystė sako, tu bėgi kaip Gnu, žinai, tai kaip antilopė. Ir nuo to ir prilipo. Jo, ir nuo to pabiški kažkaip prilipo. Esi išleidęs mixtape. Jo, buvo Mano mixtape'as. miestas? Jo, mano miestas iš tikrųjų, tai iš tikrųjų įdomiai taip viskas buvo. Pas Dovarą rašinėjai. Jo, pas Dovarą rašinėjau, neširps praėjo, iš tikrųjų prisiminimai tokie ir nesitikėjau netgi, kad netgi Gatvės lyga parašė straipsnį. Netgi straipsnis. Aš atsimenu, buvo straipsnis. Jo, buvo išėjęs netgi straipsnis. Čia kokie 2.13? Jo, 2.13 buvo išėję ir dabar iš tikrųjų būna tekstukų pasirašau, mintis savo, kaip sakant, išlieju į notes telefone ir taip guli. Ar yra tikimybė, kad dar išbėgsite į aikštelę? Išbėgti į aikštelę karts nuo karto labai kyla ir yra, sakau, tekstas belenkaip. Nu, man asmeniškai tikrai geras. Čia gal kur demos su Dovaru parašėt, kur Dovaras man atsiuntė, kad sakai, parašyk partą. Jo, ir Dar mano 2 instrumentalai laukia eilė. taip, va, dar kelio 2 instrumai laukia ir vat, ir kažkaip vis dar nepribręstų tam, bet norėčiau pabandyti biškį kitaip padaryti tokį piktesnį, įskaudintą, tokį melancholiją. Gangstas su melancholija? Nu, toksai kažkas tokio, nu, tokia, žinai. O sutinki, kad iš tikrųjų yra biški čia mūsų reperių, bet aš jaučiu visų našta, Damoklo kardas, kur nedadarom. Nu, jo. Dingsta kažkaip. Rokelio 2 instrumentalai guli. Jo. Nes Dovaras, man atsimenu tą demuškį irgi, jau kad metai praėjo, kaip atsiuntė. Tai vat, gal reiks. Jo. Tiesiog, supranti, reikia daryti. Iš tikrųjų, reikia daryti tas mixtape'as, ne? Jisai greitai pasidarė. Per, nežinau, ne 2, ne 3 mėnesiai, aišku, žinai, gal, pusmetis gal. Kažkur, bet jisai greitai pasidarė, ta prasme, gabalą vieną tik tais iškepi, padarai, žinai, grįžti namo, opa, yra vėl, žinai, mintis, sėdi, rašai ir žiūriu, gaunas, eina. Ir jisai gan tas mixtape'as labai greitai pasidarė, tikrai gan greitai. Ir tas mano stilius, žinai, toks buvo, grinai 95-96 flow toksai, žinai. Yeah. Nes tais laikais, 95-96, nu, aš tuom gyvenu. Iš tikrųjų, tas flow, tas repas, o tas buvo, tai man belen kaip gražu buvo. Ta prasme, ir jisai man liko ir kažkaip, ką žinau, dabar daug kas keičiasi, žinai, tas pats stilius, to repo muzikos, žinai. Žanrų įvairovė. Jo, viskas keičiasi, žinai, ten, sakau, kai freestylina ar ten repuoja, viskas kardinaliai yra pasikeitę, ne taip kaip seniau buvo, žinau, aš tas toksai grinai tas old schoolas, toksai visiškai, žinai, ir tarkim, jeigu kas nors renktų kokį nors, žinai, 95-96 repo, tūsą, žinai, blem, būtų faina, žinai, tai tikrai varyčiau parepuoti ir dar kažką padaryti, žinai. O žiūrėk, tavo mixtape dominavo, man atrodo, gal net visi gabalai yra tavo vieno. Jo. Bet jo. Turi praktikos ir ne vienam būnant. 2+, kur buvo albumas. Jo. Aš apsireiškiu, tu apsireiškiai. Kas maloniau? Vienam daryti ar išbėgti su Hebra? Su Hebra? Jo, su Hebra. Iš tikrųjų faina su Hebra kažką kartu daryti, dėl to, kad aš labiau mėgstu kurti, iš tikrųjų, ne vienas. Kai būnu kompanijai, tarkim, į studiją atvarai ir tu ten, žinai, 3, 4, 5, žinai, ten groja bitas kažkoks, ten sėdi rašinėjai, ten kaljanas tau, žinai, gėrimai sėdi ir va tas visas vaibas, tada, žinai, tas kūrimo procesas labai... Kuomet į minčių spektrą įsilieja dar kitas žmogus. Jo, ir visas tas vat gimsta, nu, žiauriai fainiai ir
O kai tu esi vienas, žinai, užsidaręs, vėl kitaip, jau vėl kita kūryba, žinai, yra. Bet aš labiau už tai, kai būni su chebra, kompanijoje, visi po to, kai gabalą tu padarai, tarkim, žinai, tu kažkur išvarai auto, kažkur pasibūti į barą ar dar kažkur, žinai. Pačilint. Tai, jo, tai va tas labai fainiai būna. Bent jau man tai su chebra, iš tikrųjų. Man irgi, žinau, Jo. tai smagiausias Jo, dalykas. smagiausiai. O kaip atradai repą? Repas tai nuo vaikystės. Visiškai nuo vaikystės. Buvo, kad kažkas įdavė pirmą kasetę, pirmą kompaktą. Tiesiog išgirdau, buvo tais laikais, tai buvo Pompa. Ir buvo iš tikrųjų... Pionieriai. Jo, Pompa. Bet Pompos aš taip labai neklausiau, kaip mano ikona, tai buvo Uzi tokia grupė. Ja. Tai čia mano stuka bem, stuka čioka Čiokas. grabė, mačiau Čiau. tokie pyr gyvena. Tai čia va buvo mano, Čia yra lietuviškas old school. čia va mano buvo kiekvieną dieną klausydavau kasetę, atsukinėdavau su magnetofonu, ta prasme baigėsi ten kažkokią dainą atsisuku. Čia va buvo mano dieną iš dienos klausydavau, aš užmygdavau, vaikas būdamas, aš užmygdavau šalia magnetofonus tą kasetę ir su Uzi, aš Uzi gyvenau. Ta prasme, Uzi gyvenau. Ta grupė aš gyvenau, ta prasme. Top 3 tavo įspūdingiausių Lietuvos reperių. Kai man būna, tarkim, gera, kaip pasakyti gera, kažkur važiuoju, žinai, ir aš dažniausiai galvoju apie tokius dalykus, kur nereikia pasiduoti, eiti į priekį, reikia kovoti, kada ir būna ir sunku, ar dar kažkas. Tai Omerta, Julius. Julius, Omerta, nežinau, man Julius, Omerta, tai... Nežinau, man jisai geriausias. Man asmeniškai pirmoji vietoj Julius eina. Visiškai pritariu. Julius Omerta dėl to, kad jo visos dainos, pasiklausyk, nėra kažkokio negatyvo ar dar kažko, žinai, visiškai pozityvas. Motivacija, kiekvienam jo tekstą gali atrasti, žinai. Eilutės tekstų rašymai man, nežinau, Julius man the best. Man nuo senų laikų saugok tai, ką turi šiandien, yra vienas geriausių lietuviškų tekstų. Man širps net. Man irgi pasišiaušė. Ta prasme, Julius Omerta, nežinau, man geriausias. Antras, Undergroundas, okei? Eikim prie Undergroundo, tai... Aš turiu 2 atlikėjus, kurie dalinasi antrą vietą. Tai yra Mikrovonas ir Erkė. Čia 2 mano, nežinau, Undergroundo karaliai. Tai Mikrovonas ir Erkė, man jie, kaip 2 viename yra. Ja. Man... Flow ekspertai. Jo, man Erkė yra, nežinau, iš vis freestyle ten, jeigu freestyle kalbant, tai man Erkė, nežinau, geriausias. Jo, geriausias. O trečias yra iš tikrųjų, tai... Leisk, kad spėsi. Benžis. Jo, Benžis yra, man Benžis yra, korešas, linkėjimai Benžiui. Daug dienų, daug vakarų yra kartu praleista, labai daug istorijų apkalbėta, skaityta, žiūrėta filmų, diskutuota, iki paryčių, Per pietus atsisėsdavom kieme, sėdėdavom, šnekėdavom, kepdavom, grilindavom, projektai visokie, kartu daug kas išgyventa yra. Tai va, tai 3 vieta Benžis. Labai patinka man šitas tavo trio. Ir kažkurio gyvenimo etapu nuo repo perbėgai prie fotografijos? Jo, buvau perėjęs į fotografiją. Iš tikrųjų, repas ir fotografija buvo toks kaip 2 viename, fotografavimo. Kombinavos? Jo, viskas krūvoje buvo, kaip ir video, taip pat, žinai, klipų filmavimai būdavo su tuo pačiu Benžiu, mes filmuodavom klipus, montuodavom kartu atsisėdę, iki paryčių parom montuodavom, ta prasme. Tai va, tai tas 2 viename buvo, paskui kažkaip viskas tas po truputį keitėsi, visokie šeimininiai reikalai. Ir suaugusio žmogaus gyvenimus prasidėjo. Jo, kažkaip
biški ir kažkaip supratau, laikui bėgant, supratau, kad aš iš to nepragyvensiu. Kalbėkime apie tai. Supranti, kad aš iš to nepragyvensiu, man reikia biški daugiau pinigėlių, biški daugiau visko ir viskas keitėsi tiesiog. Ir vat sakai, supratai, kad iš to nepragyvensi, tai kuo va dabar užsiimi, iš ko pragyveni? Ką? Iš tikrųjų, ką pragyvenu? Kalbant apie tai, niekam labai viešai nepasakau, tik tokį Instagram'e gaudau žinučių, tipo, žinai, kuom tu užsiemi, žinai, kuom tu gyveni, iš ko gyveni, žinai, pas tave ten mašinos prabangės, ten tas ir tas, žinai. Tai pasakysiu va čia dabar atvirai. Banditas? Ne. Pasakysiu atvirai, žodžiu, niekas dar to nežino, vienetai tik tai žino, gal, žinai, iš socialinių tų medijų. Tai mano pagrindinis darbas yra greitoji, dirbu paramediku, o kaip aš sakau, aš nesu paramedikas, aš tik tais gelbėju gyvybės žmonėms. Tai va, čia darbas tas mano yra, kur aš ryte atsikeliu ir man nereikia kovoti su tuo jausmu, fuck, reikia darbą eiti, bliam, šiandien darbą, kaip atidirbti man darbą. Aš prabundu ryte ir galvoju, okei, let's go. Nauja diena, nauji iššūkiai. Jo, nauji iššūkiai, kiekvienas kvietimas yra skirtingas, ta prasme. Nėra monotonijos, ne? Nėra monotonijos, visiškai. Ir labai gera daryti žmonėms gerą, kai tu gali išgelbėti gyvybę, kai gali padėti. Ir tas darbas, pavyzdžiui, yra va toks, galiu pasakyti taip, kad kartais mane pykdo kai kurie dalykai, va ką norėčiau pasakyti, ne? Pasikvieti, tarkim, žinai, žmogų kažkokį, nu, kaip pavyzdį, žinai, va, pastatyti man reikia sodybui, ten tą ir tą, ten padaryti kažką reikia, ne? Ir jis ten pradeda daryti, ten kažką padaro. Ir, aš sako, tau nebedarysiu, nebeturi laiko, žinai, turi išlėkti ar dar kažką, ne? O dirbant greitoji, aš negaliu atvažiavęs pa žmogų, ne? Į Marijampolę. Dasileis pats. Nu, tipo, žinai, atvariau, tu man nepatinki, aš tavęs negydysiu, žinai. Arba tu man nepatinki, aš tavęs nevešiu ligoninę, tu man negražus, žinai. Tu darai, ar tas žmogus yra purvinas, ar tas žmogus guli gatvėje grevy kažkur, tu įtrauki, tu jam gelbi ir tu jam suteiki tą pirmą pagalbą. Tai va, tas va dalykas mane kartais pykdo tų žmonių, kurie, žinai, Ilgos pamainos? Kaip? Ilgos pamainos? Dirbu parą laiko, kas 4 parą. Tai žodžiu 24 valandas. Jo. Šiaip, ką žinai, labai jaučiuosi gerai savo vietoj. Ta prasme, atradęs save savo vietoj. Ta prasme, ir ne piniginių atžvilgių, bet vidinė. Vidinė būsena. Ta prasme, jaučiuosi gerai, patogiai jaučiuosi. Ta prasme, jokio grūzo, jokių parkių. Aišku, būna visokiausių kvietimų, žinai, ten vaikai. Čia yra silpniausia grandis, tai yra vaikai, manau, daugam. Labiausiai paliečia? Labiausiai paliečia ir tada visa para būna, žinai, galvoja apie tą vaiką, kaip jiem ten, ar viskas gerai, kai tu pristatai ligoninę, žinai, ar jiem ten kaip baigėsi. Tai va, būna. Tai va, tas va. Labai noriu įsiterpti. O tai čia nepilnas etatas skaitosi tau? Pilnas. Pilnas etatas? Tai daug laisvo laiko turi? Jo, pilnas etatas iš tikrųjų, dirbu kas 4 parą. Tai įsivaizduok, tam tarpe aš galiu dar kažką veikti. Ir man į mėnesį gaunasi 6 paros. 6 paros. Tai gaunasi ten išdirbi kiek ten, 100 valandų ir kiek ten. Nu kažkur, žodžiu. Tai įsivaizduok, man per mėnesį dar kažkur yra 7 paros tarpo. Tai va, tai realiai dirbu kas 4 parą ir mėnesio ar pradžioje, ar viduryje, ar gale, man dar bus kažkur tarpas 7 paros. Tai automatiškai ką aš galiu? Susirasti antrą darbą, galiu kažkokią kitą veiklą užsimti, galiu kurti kažkokį verslą, kitą darbą dirbti, automatiškai mano pajamos šiek tiek padidėja, jeigu kalbant apie tai, nu, viskas tik tais nuo to pagerėja. Tai sąlygos dirbti ten, kur aš dirbu, nu, geriausios, ta prasme, direktorė žiauriai faina, žiauriai gera, tikrai. Pačiam Panevėžyje? Jo, pačiam Panevėžyje. Labai kylia klausimai kažkokie, man visada aš gaunu atsakymą ir... Man atrodo, tokiu grafiku šiaip ir gaisrininkai dirba kas 4 parą. Jo.
Ir žiauriai patogu. Ta prasme, tu gali kurti žmogus toliau kažką dirbti, sakau, antrą darbą susirasti. Tai vat ir turiu visokių kitokių veiklų, dabar sodybų įrenginiai, kurią paleisiu nuomai. Ja, tai va šitą dar pasiliksim pabaigai, mes tau žaidimą turėsim su šitą temą. O žiūrėk, kas liečia, sakai, galvoji apie vaiką, tarkim, kuomet išgelbėjai, nuveži ligoninę, domies, tarkim, atėjo sekančią pamainą. Kaip jam buvo? Jo. Bandai pažįstamus daktarus, gydytojus susitikęs priėmime, jeigu juos pamatai, žinai, tai pasiteirauji, nu kaip ten kas baigėsi, žinai, ten taip ir taip, žinai, tokia liga, žinai, ten tas ir tas, viskas gerai, paleido namo, žinai, tai būna tikrai domies, bet stengiuosi šito namo neparnešti. Nes vis tiek emociškai. Jo, būna emociškai, nes tiek, žinai, tarkim, žmona, žinai, į tokius dalykus vėl kitaip reaguoja, negali žiūrėti kraują. Dukra galėtų būti medikė, tikrai galėtų būti chirurgė, pjaustyti ar dar kažką daryti, nes turėjau įvykį, pats susižalojęs ranką, buvau ir kraujas bėgo, ir dukra atvarė, atsitupė, aš buvau užspaudęs, žinai, nes tiesiog kraujagyslė buvo pataikę ir purškė tas kraujas man. Ir aš užspaudęs, aš užspaudžiau, žinai, jinai atvarė, aš atidengiau. Čia dabar, ta prasme? Ne, čia buvo dar kitas atvejis. Ir purškė tas kraujas ir, žodžiu, dukra subintavo, ta prasme, sutvarkė be jokių stresų ir taip operatyviai, taip greitai. Ir kas man taip, opa, tokia minžina, nebei kraujo galėtum dirbti. Tai va, tai. Okay. O yra pasitaikę, kad nepavyksta išgelbėti? Jo. Koks jausmas, našta jaučias? Gal kaltinti save? Yra buvę, kad... Kaltinti savęs nekaltinu. Kaltinti savęs galbūt nekaltinu. Pačioj pradžiai gal būdavo, taip va. Dabar jau kiek ten 5 metai aš kaip dirbu. Tai kaltinti savęs pačioj pradžiai gal šiek tiek kaltindavau, bet dabar kaltinu, jau taip ramiai. Jau ramiai viską žiūriu. Ramiai jau. O 5 metai, sakai, dirbė, studijavai prieš tai? Jo, Kaune mokiausi, pasibaigiau mokslus. LSMU? Ne, ten buvo Karaliaus Mindaugo. Grynai paramedikų mokymai? Jo, paramedikų mokymai. Ten pasibaigiau ir įsidarbinau. Ėjau labai tikslingai, iš tikrųjų viskas prasidėjo irgi taip įdomiai Klaipėdoj, mokiausi jūrų laivyne. Univeras yra. Ką su laivynu norėjai daryti? Kruiziniai laivai iš tikrųjų. Mane labai traukė jūra. Jūra tai yra, kur su gamta nepakovosi, kai tu išplauki į jūrą. Nevaldomas stichijos žavesys. Patikėk, žmogaus, žinau. Išplauki į jūrą ir tu supranti, kad tu esi toks mažas ir toks, visiškai bereikšmis, visiškai silpnas žmogus. Nes yra man tekę išplaukti jūrą su vandens mocu ir va tada supratau, žinai, kad norėčiau dirbti jūrai ir galbūt kažkada ateityje kursiu planus su jūra, galbūt kai vaikai paaugs dar, norėčiau dirbti jūrai, nes man vienas irgi draugas dirba jūrai. Tai 2 savaitės jūrai praleidžia, 2 savaitės namuose. Pakrantės apsaugas? Ne, kruiziniai laivai, kruiziniai laivai, naftos platformos, tokios ten. Nes man atrodo, pakrantės apsauga irgi šitų principų dirba, kad išplaukė 2 savaitėm ir 2 savaitės neparplaukė laivas, ar savaitę gal? Ne, tai kiekvieni laivai skirtingos, ten yra, kas pusę metų išplaukė, pusę metų jūrai prabūna. Tai čia kur ten į Afrikas ir panašiai. Jo, ne, aš norėčiau kokias 2 savaitės jūrai, tarkim, 3 savaitės jūrai ir tada namuose. Tai va, tai neužsuptų per daug. Tai va, Tie vadinamieji jūrų furistai, ne? Taip. Tai va, norėčiau grįžti prie jūros, va, dar pabaigti mintį, kad išplaukęs į jūrą su vandens mocu, vienu metu išplaukiau labai toli nuo kranto, nuplaukiau ir buvo jūra rami, saulė švietė, ta prasme, nei vienos bangos, kaip stiklas, įsivaizduok, jūra kaip stiklas. Ir aš ant tiek toli nuo kranto nuplaukiau, atsisuku atgal, nebematau kranto. Nebematau kranto, galvoju. Šiktelį? Jo, tuo tarpu atsisukau, žiūriu, nematau kranto. Vandens mocą išjungiau, variklį užgesinau ir sakau, pasėdėsiu, žinai, toks, žinai, pabuvimas su savim ir supratimas tos visos gamtos stichijos. Tai patikėk, žinau. Čia Baltijos jūra išplaukė? Jo, ir patikėk, ir supratau tada, kad esu toks mažas kad
Visiškai, užeitų audra ar dar kažkas man. Visam pasaulio. Ta prasme, toks mažas esu. Ir tada tą jausmą pajutau, žinai, kad, norėčiau jūrai. Aš manau, čia yra 3 vietos planetoje, kur tą mažumo jausmą sukuria dykuma, buvimas kažkur vandens telkiny, kur nebesimato kranto ir kalnuose už tai. Taip. Ir tiesiog, toks menkas pasijauti. Taip. Ir tada prisimenu, žinai, gerai, reikia grįžti į krantą. O kur krantas? Apsisukiau, varau, žinai, ir, daplaukiau, bet visai kitoj pusėje ir tada grįžau. Geras. O žiūrėk, čia sakai, paramediko mokslus baigiai. Aš girdėjau tokį gandą, kad greitųjų vairuotojams nėra privaloma būti baigus paramedikų mokymus, bet nuo 2024 visi turės... turės būti paramedikai. Paramedikais. Nes jaučiu, vis tiek prireikia situacijos asistavimo. Ir... Įsivaizduok, tu atvažiuoji, kažkoks įvykis, ne? Tu atvažiuoji su specialiste, slaugytoja, ne? Tu ar su daktarė atvažiuoji ir jūs esate dviese, ne? Ir tu, tarkim, kaip vairuotojas, ne? Sėdi. Ir žmogui reikia vaistų suleisti, reikia reanimuoti, suteikti tą pirmą pagalbą ir trūksta rankų. Ta prasme, trūksta, jinai viena, taigi nepadarys, nesusileis vaistus, tas žmogus, kartais reikia čia ir dabar suleisti vaistus, kad žmogus iš sekundę, šią sekundę reikia suleisti vaistus, kad jisai atsigautų. Ir jei trūksta rankų, jinai galbūt ten žiūri, ar nėra pašalinių kažkokių daiktų, žinai, ar dar kažkur ten nepraries, ar dar... Ignai ten, tarkim, suleisk ten vaistus, ten tokius, tu susitrauki, susileidi, tu jau leidi vaistus, jis jau kažką kitą daro. O vairuotojas ką atvažiavo, sėdisi. Viskas. Yra slabucha. Sėdisi. Tai įsivaizduok, kaip jai... Išgelbėt? Taip. Tai sakau, ir apie ką kalba eina, kad reikia tikrai, kad visi mokėtų, nes tai yra komandinis darbas. Tai yra komanda. Roką, kai greitoji vežė su angina čia protrukis, kai buvo. Kaip ten įsėdai? Įsėdu, tam krauja man teka, tas išvėdas kavutę, bandelę kažkokį. Vairuoti. Čia skanaus. Ačiū. Sakau, tai visokių įvykių ir pažiūrėjau. Ko daugiausiai pasitaikom? Traumos, dėl senyvo amžiaus? Vyresnio amžiaus žmonės, Vyresnio amžiaus žmonės ir pašalpų dieną. Ai, kai... Jo, pašalpų diena. Tai pašalpų dienos, kai kalėdų laukiat. Pašalpų diena ir pilnatis gal dar. Suaktyvėja, nemitas, ne? Jo. Bet per pilnatį jaučiu tie smagėjai būna. Jo. Turi mėgstamiausią istoriją? Nežinau, kažkaip... Aš, ką turiu, tai susitvarkau su jais labai lengvai. Ta prasme, moku prieiti prie žmogaus. Randi kontaktą? Jo, yra buvę, kad su tokia moterim atėjau, pareigūnai stovi, jinai sėdi, per tokį atstumą ir laiko rankų peilį. Suspjaušis ranką, žinai, peilį, pareigūnai neprieina. O gerai, kontrolinis iškart blaivi? Gal ir nebuvo tada blaivi, neprisimenu, gal buvo išgerus. Bet žodžiu, suvarytos rankas, viską, pareigūnai stovi, sukuleiskit man. Sako, rimtai, sukuleiskit pabandyti. Priejau, atsisėdau, žinai, labas, vardu kreipiausi ją, taip ir taip, žinai. Sakau, žiūrėk, sakau, davai, sakau, baigiam tos cirkus, žinai, gal galėtum padėti tą peilį, ten taip ir taip. Pradėjau tiesiog su žmogum kontakt žemiškai, paprastai, be jokios agresijos, be jokio pykčio, be neigiamo, ką tu čia darai, žinai, padėk ten, žinai. Jie iššaukia tada pykti dar labiau, žinai. Trigerinė emocija. Jo, tiesiog paprastai, ramiai, gražiai, žinai, ir viskas. Ir jinai, važiuojam priėmimą, susitvarkysim, sutvarkim, daktarai pasižiūrės tą rankytę, žinai, ir vis. Ir taip, pradėjom šnekėti ir viso, ir važiuojai. Ok, o vyresnio amžiaus, jauna? Kokie, gal 30 metų. Nes aš kaip suprantu, vis tiek jaučiu ir kažkokią kritinę situaciją dar buvo, nes čia kelimas rankas prieš save buvo. Tai pyktis santykiuose. Ja, bet aš kaip suprantu, save žaloja. Taip, alkoholis ir tamsa ir iki susižalojimo, taigi nedaug reikia. Nedaug, labai nedaug. Wow. O dabar šią savaitę Kaune buvo nutikimas Raudondvario plente. Fūra nuskynė mikroautobusą prieš 6 val. Ryto, ten dėl neveikiančio šviesoforo, nes iki 6 jisai neveikia.
16 sužeistų, Raudondvario gatvė tiesiog buvo užgrūsta greitosiom ir ten, masinis eventas, pavadinkim taip. Kokiam didžiausiam teko sudalyvauti tau? Didžiausiam? Kad atvažiuoji ir ten 5, 10, žinai. Ne, žinok, dar taip nėra tekę, kad būtų tokiam, tik tais gal tokiam praktiniam, žinai, tokiam yra tekę, vat. Toks, vat, kaip kariškiai, ten pratybos vyksta, žinai. Tai, va, tokiam... Irgi ten kaip pratybas? Ja, yra tekę, žinai. Tai, va, o toks... čia ekstra ar per pamainos laiką yra? Per pamainos laiką, jo. Tai yra taip va tekę, žinai. O šiaip ne, tokį masinį dar taip nėra tekę. Ar manai, kad nepakankamai nevertina greitosios darbuotojų žmonės kartais? Yra tokių žmonių. Tikrai yra. Yra. Ko čia veži ten, žinai, ar dar kažkaip išvadina. Neverš žmonės, aš pat pasigydysiu. Iškeikia visokiais žodžiais, žinai, atvažiuoja žmogui padėti pagalbą, suteikti pirmą pagalbą. Į tave žiūri kaip pat... Saka, aš atsisakau gydymą. Ne, tu jam darai, žinai, jam gydai, jis mane sutvarkyk, žinai, tu jį tvarkai ir tave dar visokiais žodžiais keikia, žinai. Ir taip kartais ta, žinai, bet kažkaip turi save sutvardyti, atlikti tą savo darbą, žinai, ir viso atlieki ir nuveži ir ačiū viso gero. Kažkaip aš, nežinau, emociškai susitvarkau su to reikalu, kažkaip moku išjungti tokios, kažkaip negirdėti, stengtis negirdėti tokių dalykų. Okay. Ir pavažiuokim linksmiau. Sadibėlė. Sadibėlė. Žodžiu, čia yra šeimos mūsų toks naujas projektėlis dar vienas. Tai kūrėm sadibėlę, kurią planuojam paleisti šiek tiek nuomai, jo. Tokia iki 6 asmenų. Tai dabar dėjom iki terasą daroma, kubilas pagamintas, kubiliukas bus. Tokių įdomių visokių dalykėlių bus. Kurioje vietoje? Panevėžio rajone? Panevėžio rajone, jo, prie tokio tvenkinio. Nuomoje nesakei? Jo. Nuoma parom? Galima valandais? Ne, valandai neplanuoju, tikrai, žinai, parom planuojam ir norim taip jaukiai padaryti. Viziją turim labai tokią gražią, nuo irklenčių ir baidarių ir visokių tokių. Irklentė yra seniai kažkas to, aš plaukiu irklentė. 3 irklą sulaužiu šiemet. Jo, tai va turim viziją, žinai, tai žiūrėsim, kaip tai pavyks viską padaryti, po truputį, einu link to, darau, sunku, bet viską padarysim, sakau. Tai... Žiūrėk, ir mes, kadangi žinojom šitą dalyką, kad pas tave Sadibėlės tas planas yra, bet neturi pavadinimo dar, ne? Jo, neturi pavadinimo. Iš tikrųjų, manęs daug kas irgi klausė, ir pažįstamų rate draugai, žinai, klausė, koks pavadinimas, koks bus pavadinimas. Instagrame iš tikrųjų esu tą profilį susikūręs šiokį tokį, tipo potroba. Potroba, bet dar nežinau. Kas ten potroba? Kas potroba? Ar troba po, nežinau, kaip Ignas po. Jo, bet tai nežinau, galbūt taip, galbūt kažkaip kitaip bus, bet man kol kas turi gimti, natūraliai, turi ateiti tas, supranti. Okay. Ir dar kažkaip laukiu to. Šiaip sakyčiau, labai neblogas pavadinimas. O tu būtum nieko prieš, jeigu mes, tarkim, po visų filmavimų paleistume pas save Instagrame žmonėm prabalsuoti pagal mūsų siūlymus, gal tau sueis, ir tuo pačiu paleistume gal pasiūlymų kas nors fainų. Yeah. Tai žiūrėk, tu jau užsiminėjai savo, kad potroba idėją. Yeah. Aš turiu idėją, nes nežinau, galvojau, gal netyčiom, žinai, valandom nuomasi, tai šliuchinėlis. Gerai. Rokas turėjo variantą mažasis amsteris. Ok. Nežinau, dabar kai taip užsakėjai, žinai, visą tą idėją. Prieplauka. Kadangi, sakai, ir baidarės, ir irklentės. Prie ežero, aš kažkaip galvočiau. Be problemų. Saugi užuovė. Be problemų. Saugi užuovė, variantai mes sudėsim. Be problemų. Turi gal dar variantą kokį? Sakau, neturi, žinokit, nes aš mėgstu tai, kad turi man ateiti natūraliai, nemėgstu savęs, kaip sakant, statyti kažkokius rėmus, žinai, ten, davai, reikia, to pavadinimo, viskas, sėdi, žinai, pusę dienos ir galvoji, turi tiesiog gimti. Tiesiog turi ateiti ir aš savęs neprievartauju tos reikalos, nes aš
turi ir šiaip, sakau, kitų veiklų ir turi man, sakau, aš žinau, kad ateis, bet, sakau, neprievartau savęs, vieną dieną, sakau, tikrai ateis. Ir jau po truputį tas jausmas toks yra, žinai, kad jis ateina jau. Nes būni ten, žinai, darai kažką, žinai, atvažiuoji, tvarkaisi, vaikštai, matai, žinai, ir po truputį viskas ateis. Tai šiaip, blemba, Ignai, labai norėčiau, žinok, padėkoti, kad atvažiavai. Ačiū, kad pakvietėte. Seniai, visą laiką. Manau, susitiksim dar ne kartą ir, šiaip susidurėm gyvenime. Jo. Tai lauksim komentarų, kaip kam kas. Visada priimam pasiūlymus, ką galima būtų pakalbinti. Ir gal vieną dieną ir tavo sūnų teks pakalbinti. Tai ačiū tau. Davai. Ir Baubo Media, subscribe, like, share ir ring the bell. Visi. Iki. Labai gražiai, tikrai įdomu. Labuk. Ir aš, Labas. čia man, Agne. Čia, Agne. Ir aš visą laiką žiūriu ir man taip, čia įdomu. Čia tas iškirti papatysinimai, žinai, ten frazės tokias. Čia kaip viršylas nedėti kaip. Tas galvoju, vien. Ne, šiaip viršylas, sakau, ką aš žinau. Man